Sveiki, šį kartą atvykau prie Viekšnių vandens malūno. 1897 metais Viekšnių malūną pastatė Pranciškus Lengvenis, Milių kaimo ūkininko sūnus. Buvo įrengtos dvejos girnos, pastatytos milui velti mašinos, supiltas pylimas ir užtvenkta Ventos upė. Kai supylė pylimą ir užtvenkė Ventą, pakilęs upės vanduo apsemdavo Zaventės, dabar Užventės ir Kegrių kaimų ūkininkų žemę. Todėl Lengvenis buvo įsipareigojęs šiems ūkininkams grūdus malti veltui. Taip pat už dyką malūnininkas maldavo ir tiems ūkininkams, kurie po ledonešio ir pavasario potvinių veždavo žvyrą, akmenis, virbus suardytam ir apgadintam pylimui sutvarkyti. Po 1920 metų buvo pastatyti valcai, 1925 įrengta Vilnų karšykla, pastatytos Vilnoms šukuoti mašinos, Vilnų verpykla ir milo velykla. Be to, apie 1928 metus pradėta tiekti visam miesteliui elektra. Malūne išlikę autentiški ir veikiantys įrengimai. Štai pavyko pastebėti, data įrėžta 1898 metai pamate.